Omega 6 ir omega 3 yra nepakeičiamos riebiosios rūgštys. Jos abi reikalingos mūsų organizmui. Bet čia ir prasideda visa istorija. Omega 6 pilna visur. Aliejuje, kepiniuose, perdirbtame maiste, riešutuose. O štai omegos 3 trūksta. Reikia kokybiškos riebios žuvies, jūros gėrybių. Bet ar tu jį tiek suvalgai? Todėl papildai praktiškai neišvengiami. Ir čia atsiranda marketingas. Super omega 3, fish oil, tavo širdžiai, tavo protui. Kurį iš jų pasirinkti? Etiketė reikia, kad omega 3 1000 mg, o apverti kitą pusę ir pažiūri, kad EPA ir DHA vos po 50 mg. Čia trupiniai. Veiksminga dozė prasideda nuo 1000. Dar vienas marketingo triukas – veganiška omega 3 iš linų sėmenų. ALA. Bet žmogaus organizmas nesugeba jį paversti į savo reikalingas formas. Taip pat rinkoje galite rasti tiesiog žuvų taukų, be jokių veiksmingų medžiagų. Jūs perkate kalorijas, jūs išmetate savo pinigus į balą. Dar blogiau vartoti omega 3 be antioksidantų. Žuvies kvapas – tai negėris, tai ženklas, kad aliejus sugedęs. Todėl jeigu jau vartoji omega 3, bėk patikrink, kiek ten EPA ir DHA, ar nurodyta kilmė ir ar produktas turi sertifikatus. Būkite sveiki. O jeigu nori konsultacijos, parašyk man.